Sveiki! Šiandien aš jums noriu papasakoti apie tupperware mikropluošto šluostes. Vieno dalyko, ko mes tikrai kiekvienas turime namuose, garantuotai 100%, taigi dulkių ir įvairiausių nešvarumų, su kuriais mes vis kovojame. Ir ypatingai jų padaugėja tada, kai per langus pašviečia saulė. Tada mes norime kuo greičiau įsitraukti dulkių šluostę ir nuvalyti visas dulkes, nes tada jos tampa dar labiau matomas. Kasgi tai yra mikropluoštas? Mikropluoštas yra pagamintas iš poliesterio ir poliamido ir siūlas, iš kurio pagamintas šitas pluoštas, yra 100 kartų plonesnis palyginant su žmogaus plauku. Jis yra sumezgamas taip, kad atsiranda tokios kaip kilputės ir į tas kilputės patenka būtent visi nešvarumai, kai mes valome savo paviršius. Kasgi tas poliesteris ir kodėlgi poliamidas, kodėl naudojamos šitos dvi medžiagos? Poliesteris labai puikus, kai reikia išvalyti, panaikinti bakterijas, poliamidas labai puikiai sugeria į save drėgmę. Ir mikropluoštas yra pagamintas taip, kad jisai gali į save sugerti nešvarumų 7 kartus daugiau, negu jisai pats sveria. Mano rankose yra dulkių šluostė, jos rinkinyje yra 2, gražiai oranžinė ir gražiai mėtos spalvos. Kad nepasiklystumėt, kiekviena šluostė yra pažymėta, kam jinai skirta. Ir ties dulkių šluostė yra nupiešta kaip ir šluotelė dulkė. Kaipgi geriausia valyti dulkes? Dulkės valomos su sausa šluostė, kadangi sausla šluostė sukuria tokį kaip ir elektrostatinį krūvį, kuris sugeria į save dulkes. Valant įprastą šluostę, mes dulkes nešiojame iš vienos vietos į kitą, o valant su mikropluošto šluostė, dulkes puikiausiai susigeria į vidų. Kasgi dar įvyksta valant su mikropluošto šluostėm? Mums nereikia jokių cheminių valymo priemonių, tai yra mums nereikės įvairiausių ploviklių, purškiklių, langų skysčio, kai mes valysime, mes valome paprasčiausiai su vandeniu. Ir mikropluoštas turi tą savybę, kad jisai naikina 99,9% mikrobų, taigi netgi nenaudodami įvairiausių cheminių priemonių, tuo pačiu saugodami tiek savo plaučius, tiek gamtą, mes puikiausiai išvalysime namus. Kaipgi geriausia valyti dulkes, grįžtant prie dulkių šluostės? Sulenkite šluostę į 4 dalis. Pirmiausia, valykite vieną pusę, tada valykite kitą pusę, tada perlenkite ir pakartosite tą patį dalyką ir visada jūs valysite su švariu paviršiumi. Nors ir puikiai dulkės geriasi viena į kitą, bet patogiau valyti būtent sulanksčius, o ne kažkaip tai sugniuščius tą mūsų šluostę. Vienos šluostės pusė yra ilgesnių plaukelių, kita pusė yra trumpesnių plaukelių. Ta šluostės dalis, kur yra trumpesnių plaukelių, yra skirta įvairiausiam pirštų antspaudam nuvalyti. Tai yra tiem dalykam, kurie lieka šiaip ant stalo, apart dulkių ar ant kitų paviršių. Taip pat irgi lieka įvairiausių antspaudų. Taigi turime 2 puikias dulkių šluostės. Įsivalėm dulkes, keliaukime prie langų ir mes turime 2 šluostės skirtas valyti stiklui. Stiklo šluostas pasižymi tą savybę, kad mes net valydami su drėgna šluoste arba galime prieš tai paviršių išpurkšti vandeniu ir valyti su sausa šluoste, mes nepaliekame tų tokių kaip dryžių ant langų. Atsimenu, tarybiniais laikais mes nuvalydavom su paprasta šluoste, langas likdavo drėgnas ir tada pabaigdavom blizginti šitų laikraščių. Dabar viso to daryti nereikia, nes yra tobulos šluostės, kurios idealiai išblizgins jūsų langus. Svarbu be jokių cheminių priemonių. Jeigu jūs purkšite cheminės priemonės, jūs sugadinsite pirmiausia savo šluostę, o dargi langas nebus jūsų toksai gražus ir blizgantis, nes mikropluoštas neskirtas valyti su cheminiam priemonėm. Taip pat šitos šluostės idealiai tiks valyti veidrodžiam ir kitiem vazom įvairiausiam stikliniam paviršiam, taip pat taurėm. Jūsų taurės visada blizgės, taigi galime naudoti tiek valant langus, tiek ir virtuvėje valant įvairiausius stiklo dalykus, pavyzdžiui, tokius kaip taurės. Jau įsivalėme langus, keliaujame prie grindų. Yra speciali šluostė sukurta valyti grindim. Viena jos pusė yra, galiu parodyti kokio dydžio, štai va tokia didelė šluostė. Taip, tai mes ją sulankstysim, kad jums geriau matytųsi. Ir viena pusė jos yra šiurkšti. Jeigu mums reikia pašveisti plyteles grindų, net ir sienų plyteles ar kokias virtuvės spinteles, mes naudojame šiurkščią dalį, o kai norime valyti įvairiausius nešvarumus, mes naudojame štai šitą švelnią dalį. Dargi jos puikiausiai tinka pavasarį valant langus, su ja galite nuvalyti didelius nešvarumus,
O tada su langų šluoste, štai kokie, pabaigti blizginti langą, kad jisai būtų gražus ir blizgantis. Taigi, turime dulkių šluostas, stiklo šluostę, grindų šluostę. Tiesa, dar pastebėjimas, jeigu turint bentinius turėklus, normalu, kad ant jų lieka pirštų antspaudų, su štai šitą pusę juos puikiausiai galėsite išveisti ir jie bus gražutėliai, faktiškai kaip nauji. Na ir keliaujam dar vienas šluostas. Šitas šluostės jos skirtos indams sausinti, bent jau taip vadinasi, ir piešinukas su nupieštais indais, bet mano namuose jos naudojamos universaliausiai. Iš tikrųjų, dalis šluosčių netgi naudojama, kai tvarkome namus. Galima nuvalyti įvairiausias kėdės, sudrėkinų šluostas ar kažkokius kitus paviršius, kurie lieka labiau atspaudai nuo piršto arba virtuvinės spinteles. Kai šluostote indus, netgi jeigu šluostė jūsų yra visiškai šlapia, jūs galite ją išgręžti ir su drėgna šluostė vėlgi šluostyti toliau ir jūsų indai visada bus sausi. Kai nuvalysite stalviršius už štai šitą šluostę, pajusite, kad jūsų stalviršis tiesiog girgžda nuo švaros ir jūsų virtuvė bus iš tikrųjų idealiai švari, jeigu tą šluostę naudosite tiek indam šluostis, tiek stalviršiam, tiek netgi spintelėm kokiom pavalyti. Taigi turime indų sausinimo šluostės ir jeigu padarytume testą su vandeniu, tai galėtumėt beveik litrą vandens, pripilti dubenėlį litrą vandens, įkišti šluostę, ištraukti ir jūsų dubenėlis bus be vandens, o visas vanduo bus jūsų indų sausinimo šluostė. Kodėlgi būtent šiandien aš jums pasakoju apie jas? Todėl, kad balandžio mėnesį šitas šluostas galime įsigyti su nuolaida. Atskirai galima įsigyti šluostės indam su nuolaida, atskirai galima įsigyti šluostę grindim su nuolaida, atskirai galima įsigyti šluostės stiklui su nuolaida. Na, o jeigu įsigijame visą rinkinį, tai yra indam su nuolaida, grindim su nuolaida, dulkiam su nuolaida, ne dulkiam, langam su nuolaida, tai dargi 2 šluostės dulkiam mes gauname dovanų. Tobulas pasiūlymas, puikus rinkinukas, puikia dovana tiek savo draugiai, tiek mamai, tiek giminaičiui kokiam. Idealus dalykas, kurį vertėtų turėti kiekvienam namuose. Taigi švarių namų ir smagaus valymo.